Sveiki kolegos elektrikai ir visi besidomintis elektra, elektros instaliacija. Kaip supratote iš intro, šiandien mes jungsime dviklavišius perjungiklius. Kas tai per daiktas, šiek tiek paaiškinsiu vėliau, o dabar parodysiu, kam jie yra reikalingi. Pavyzdžiui, įeiname į kambarį, įjungiame šviesą, einame ant sofos, atsisėdame ir tam, kad šviesą galima būtų reguliuoti iš čia, reikalingas dar vienas jungiklis sienoje. Būtent perjungiklis, kurio pagalba galėsime junginėti šviesą iš šitos vietos. Taigi neperjunkite kanalo, toliau parodysiu, kaipgi pajungti šitos perjungiklius ir kaip jie veikia. Kągi, turime tokį improvizuotą stendą. Štai turime dviklavišius perjungiklius. Štai taip jie atrodo. Turime laidus nuvestus prie šitų jungiklių, kad užtikrinti dviejų postų veikimą. Įsivaizduokime, kad šitie laidai eina sienose padarytose grėveliuose. Taip pat turime dvi paskirstymo dėžutes. Turime štai tokias dvi lemputes, kurios imituoja dviejų lempučių šviestuvo. Taip įsivaizduokime, kad tai yra dviejų lempučių šviestuvas. Turime tokį improvizuotą įvadinį skydelį. Ir dabar pabandysime sujungti visus laidus taip, kad mūsų schema veiktų. Sujungimui naudosime štai tokius vago sujungimus. Iš tikrųjų ne visi pasitikė šitais sujungimais. Man tai jie atrodo gana patikimi, yra internete daug video apie jų bandymus. Labai svarbu, kad šitie sujungimai būtų tikrai vaginiai. Ne kažkur iš kiniečių atsiųsti, kad būtų visi žymėjimai ant jų ir dar būna tokie pilki. To aš jums pademonstruosiu, kaip atrodo pilki. Štai tokie sujungimai, tokiais aš nelabai pasitikiu, nes nėra jokio žymėjimo apie gamintoją ir panašiai, nors irgi jos kartais vadina vaginiais, būna, kad būna užrašas ant jų, bet man jie tokie nelabai patikimi. Kaip pat šitie. Šitie daug patikimesni. Taigi, pagrindinis dalykas, kokį mums reikia padaryti prieš jungiant jungiklius, reikia susižymėti laidus, kad mes nepasimestume sujungimuose. Kiekvienas jungiklis turi po 2 įvadus faziniam laidui, tai yra 2 faziniam laidam, ir po 2 išėjimus valdymui tarp jungiklių. Kadangi mes norime sutaupyti ir nenorime vesti 2 kabelių per sieną, per tą griovelį, užmaitinti fazę, nes vienas jungiklis tiesiog transportuoja, taip galima pasakyti, šitą fazę į kitą jungiklį, tai mes paprasčiausiai panaudosime štai tokią velytę ir užtrumpinsime šitos. Pajungimas labai paprastas, paspaudžiame ir įkišame iki galo. Tada patikriname, ar gerai įstatytas. Būna užspaudimas varžtais, bet būna ir va toks va greitas užspaudimas laidų. Taigi, susižymime pirmiausia laidus. Jeigu taip žiūrėti, mes turime išėjimą 1, išėjimas 2, išėjimas 1, išėjimas 2. Mes juos įvardinsime va taip va nuo kairės pusės, pradedant 1, 1, 1, 2, 2, 1, 2, 2. Kągi, šiame paveikslėlėje parinkau keletą skirtingų dviklavišių perjungiklių. Visus valdymui skirtų laidų kontaktus sunumeravau, taip kaip turėtų būti sunumeruoti laidai, tam, kad mes nesusipainiotume, montavimo metu viską tinkamai pajungtume ir mūsų schema veiktų. Mums tik svarbu žinoti, kad dažniausiai fazinis laidas žymimas L raide, todėl ir jo kontaktai bus perjungiklėje pažymėti L raide. Kartais dar būna ir paryškinta raudona spalva. Bet būna ir štai tokio žymėjimo, rodiklė, kurie eina į perjungiklio vidų, į centrą, irgi yra faziniam laidui skirti kontaktai. Taip pat gali būti ir štai tokio tipo perjungiklis, irgi matome L raidę, reiškia, čia yra faziniam laidui pajungimas. Taip pat gali būti štai toks žymėjimas L1, L2, irgi faziniams laidams. Beje, šito jungiklio dangtelis šitas nusiima ir iš kitos pusės varžteliais jau pritvirtinami laidai. Taip pat gali būti
pažymėta L raidė fazei skirti kontaktai ir išėjimas pažymėtas tiesiog rodiklėmis. Ir dar vienas perjungiklis, kur yra ir mums jau žinoma fazė, valdymo laidai ir dar mėlyna spalva ir N raidė pažymėti kontaktai. Tai kontaktai skirti nuliui, kur turime atvesti dar vieną laidą, nulinį laidą, tam, kad galima būtų prijungti jau pačio mygtuko klavišo apšvietimą. Štai mūsų laidai, kaip yra pažymėti. 2-1, 1-2, 2-2, 1-1. Taip pat mes juos sužymime, pasižiūrime, kur eina laidas. Aišku, kai būna jau sienoje, gerai būtų iš karto paklojame vieną kabelį ir iš karto pasižymime. Pagal spalvas labai lengva atsekti, nes trigyslis kabelis yra ir labai lengva atsekti, kur koks laidas yra. Jeigu čia yra 1-2, tai ir čia turėtų būti 1-2. Taigi visus šitos laidus mes taip susižymėję, labai paprastai galėsime pajungti visą schemą. Pradžioje jungiame vieną jungiklį. Taip, mes turime atvesti fazę. Vėlgi paspaudžiame, įkišame ir patikriname, ar gerai užsispaudė kontaktas. Štai matote, jeigu prastai, tai paprastai ištraukti. Jeigu mes šiek tiek toliau, viskas, jis jau nebeišsitrauks. Toliau pažiūrime, kaip mes pasižymėjome laidą 1-1. Reiškia 1-1, skaičiuojant nuo kairės, jungiame į 1-1 lizdą. Labai svarbu yra gerai užfiksuoti, visą laiką patikrinant. Taigi, žiūrime, kokius laidus čia turime. Dabar turime surasti 1-2. 1-2, suradome, jungiame 1-2. Pajungiame, patikrinome. Toliau 2-1. 2-1 pas mus yra šitoje vietoje. Pajungiame, patikriname. Ir paskutinis 2-2. Štai vienas jungiklis, perjungiklis pajungtas. Toliau einame, taip pat jungiame antrą jungiklį. Irgi skaičiuojame nuo kairės pusės 1-1, 1-2, 2-1, 2-2. Ir taip pat mes esame susižymėję visus laidus. Lygiai taip pat. Vienintelis skirtumas, kad iš šito jungiklio jau išeis fazė lempučių valdymui. Todėl mes jau čia trumpiklio nebededame, o tiesiog išvesime fazę į lemputes. Taigi mes turime susižymėję ne tik laidus išeinančius iš perjungiklio, o taip pat tranzitinius laidus, kurie eina į kitą skirstymo dėžutę, iš kurios eis į antrąjį perjungiklį. Juos irgi mes pasižymime pagal mūsų jungiklio išėjimo žymėjimus 1-1, 1-2, 2-1, 2-2. Ir dabar mes jau galime juos sujungti visus, tam, kad jie jau eitų į antrąjį perjungiklį. Sujungę patikriname, ar gerai laikosi. Taip pat mums reikės fazinį laidą, tai yra įvadinis fazinis laidas į pirmąjį perjungiklį, kuris paskui tranzitu bus perduodamas į antrą jungiklį ir nuo antro jungiklio jau į lemputes. Tai mes nuo paskirstimo dėžutės ateina laidas, su juo sujungiame su įvadiniu į pirmą jungiklį laidu. Sujungiame. Tam, kad mūsų grandinė užsidarytų, žinoma, mums dar reikės ant lemputės 0. Tai įmame nuo paskirstimo dėžutės ateinantį laidą ir jungiame jį su tranzitiniu tarp paskirstimo dėžučių laidu.
Štai, sujungiame vieną paskirstimo dėžutę, lieka dar vienas laidas laisvas. Jeigu šviestuvas būna su įžeminimu, tai mes galime dar atvesti. Pavyzdžiui, aš turiu štai tokį kabelį, laidą, kur galima būtų dar ir įžeminimą pajungti. Bet šiuo atveju įžeminimo mūsų lemputės neturi ir daug šviestuvų, kurie būna be įžeminimo, todėl mums, kaip ir šitas laidas, lieka laisvas, nereikalingas, galima čianais būtų ir dvigyslį pratempti, bet reikia tiksliai žinoti, koks bus pas mus šviestuvas. Analogiška situacija čia. Irgi visi tranzitiniai laidai, kaip matote, sužymėti pagal numeraciją 1112, 2122 ir lygiai taip pat viską sujungiame čia, apart fazinių laidų. Kągi, viską sujungiame. Dabar mums liko tik tais pajungti fazės prie lempučių ir nulį. Dažniausiai būna iš šviestuvo išeina 2 nuliniai laidai, bet jie būna trumpi, todėl mes juos sujungsime į vieną, tam, kad mums nereikėtų dvigyslio kabelio tempti iki šviestuvo, taupysime kabelį, tai mes tiesiog padarysime štai tokį sujungimą, pajungsime viengyslį kabelį, todėl prie lempučių mums tiesiog užteks vieno trigyslio kabelio, kad pajungti 2 lempučių šviestuvą. Tam panaudosime štai tokį sujungimą, kuris bus pačiame šviestuve, taip įsivaizduojamam šviestuve, labai panašiai viskas ir gautos. Vėlgi patikrinam visus laidus. Štai mūsų nulis, įvedame jį į mūsų paskirstimo dėžutę ir mes žinome, kad šitas laidas pas mus ateina nuo paskirstimo dėžutės, nuo įvadinės dėžės, automatinių saugiklių ir sujungiame. Ir mes jau lemputėse turime nulį. Taigi, iš lempučių dar išeina pas mus po fazinę laidą, viena lemputė. Įsivaizduokime, jeigu mes skaičiuosime nuo kairės, pirma lemputė, antra lemputė. Tai mes pasižymėjome, kad pirma lemputė yra, įjungiame štai šituo laidu ir mes jį sujungiame. Ir antra lemputė irgi įvedame į paskirstimo dėžutę ir sujungiame su antru laidu. Štai ir viskas, mūsų schema surinkta, dabar beliko tik patikrinti, kaip jį veikia. O toliau panagrinėsime, kaipgi veikia mūsų schema. Turime štai tokį brėžinį, turime įvadą, 230 V automatinis saugiklis, iš kurio išeina fazinis laidas ir nulinis laidas. Dabar lemputės nešviečia ir jeigu mes pasektume faziniu laidu, į pirmą paskirstimo dėžutę, į mūsų perjungiklį, vėlgi grįžtame į pirmąją paskirstimo dėžutę, tranzitu nueiname į antrą paskirstimo dėžutę ir iš jos jau ateiname į antrą perjungiklį ir matome, kad toliau laidas niekur nebesusijungia, todėl mūsų lemputė ir nešviečia. Lygiai tas pats galioja ir antram laidui, jeigu mes jį nuvestume į mūsų perjungiklį antrą, irgi laidas niekur nenueina, todėl mūsų schema šiuo metu yra išjungta. Jeigu dabar paspausime vieną iš klavišų mūsų dviklavišio perjungiklio, persijungs kontaktas ir grandinė užsidarys ir įsijungs viena iš lempučių. Paspaudžiame antrąjį klavišą, persijungia antras kontaktas,
Užsidaro antra grandinė ir įsijungia antra lemputė. Vėl paspaudžiame tą patį mygtuką, grąžiname kontaktą atgal, grandinė išsijungia ir lemputė užgesta. Jeigu dabar mes paspausime kito mūsų perjungiklio vieną iš mygtukų, perjungsime šitą kontaktą, nutrauksime grandinę ir lemputė turėtų užgesti. Dabar paspausime kito mūsų antro perjungiklio mygtuką, perjungsime šitą kontaktą, užsidarys grandinė ir užsidegs antra mūsų lemputė. Štai taip, spaudžiant perjungiklių mygtukus, perjungiami viduje kontaktai, taip uždaromas arba atidaromas grandinės ir įjungiamas arba išjungiamas mūsų lemputės. Ačiū, kad pažiūrėjote video iki galo. Jeigu yra kažkokios dominančios temos susijusios su elektra, parašykite komentaruose ir aš būtinai padarysiu video tomis temomis.